Kaip naudotis Daikin Stylish pulteliu ir keisti kondicionieriaus režimus. Norint keisti režimus, naudokite Mode mygtuką. Pirmasis – auto režimas. Automatiškai nustato, kada kondicionierius šaldo bei šildo patalpas. Kitas – džiovinimo režimas, kurio metu iš patalpų ištraukiama drėgmė. Toliau – šaldymo funkcija, kuri atvėsina patalpas. Ir šildymo funkcija, kuri patalpas šildo. Norint reguliuoti kondicionieriaus oro srautą, spauskite mygtuką Fan. Jo pirminė funkcija yra auto, kuri leidžia kondicionieriui oro srautą reguliuoti automatiškai. Paspaudus Fan mygtuką dar kartą, matysite kitas kondicionieriaus funkcijas. Pirmoji – eglutės funkcija, veikia kaip tylusis režimas, todėl puikiai tinka, kai kondicionierius yra miegamajame. Sekanti funkcija leidžia reguliuoti oro srauto greitį. Naudojant Fan mygtuką galite pasirinkti greičio lygį nuo 1 iki 5. Norint tinkamai sureguliuoti kondicionieriaus menteles, naudokite mygtuką Swing. Menteles galima reguliuoti į bet kurią reikiamą pusę. Taip pat yra ir automatinis režimas, leidžiantis kondicionieriui pačiam kontroliuoti mentelių padėtį. Paspaudus mygtuką Comfort Sensor aktyvuojama išmani akis. Aktyvavus šį režimą, kondicionierius šaldymo metu oro srautą nukreips į priešingą pusę nuo jūsų, o šildymo metu oro srautą nukreips į jus. Įjungus šią funkciją nereikia reguliuoti swing režimo. Kondicionierius automatiškai nustato jūsų lokaciją patalpose. Įjungus funkciją Clean aktyvuojasi papildomas patalpų valymas ir filtravimas. Naudojantis mygtuku Panel galima nustatyti kondicionieriaus įsijungimo ir išsijungimo laikmatį. Mygtukas Temp yra naudojamas temperatūros reguliavimui. Spaudžiant rodiklėlę žemyn, temperatūra yra mažinama, o spaudžiant į viršų, ji yra didinama. Šis režimas veikia įjungus šildymo ir šaldymo funkcijas. Norint įjungti turbo režimą, spauskite mygtuką Powerful. Turbo funkcija naudojama, norint greitai atvėsinti ar sušildyti patalpas. Šis režimas automatiškai išsijungia po 20 minučių.